Išmiegoti Afganistane nesutrukdytam, tai yra labai didelis sėkmės reikalas. Afganistanas. Aš čia saulės baterijos laukose miegojau. Saulė kyla. Kokią valandėlę dar pabūsiu ir kursim variklius. Šiandien gal ir su savo savijauta neįveiksiu 300 km 50 iki sostinės, bet gal 200 pabandysiu. Ir neturiu nei vandens, tai sidriuką. Sidriuką nuo ryto geriau. Tai yra kosmosas. Tiek prikraut, kaip atlaiko važiuoklę sunkvežimio. Va čia tai technika. Po beveik 50 km pirmas miestelis. Duonos norėčiau nusipirkti. Turiu dar kremo. To sūrio ar tiesiog kremo papusryčiaut gerai būtų. Man duona, kava, prašau. Sveiki, duona. Dar šilta, tai reikia už miestelę stabtelt kažkur ir suvalgyti su kremu. Sumokėjau apie eurą, virš euro gal. Važiuoji ir pamatai duoną. Čia iškepta duona tikra, čia ne kažkoks modelis. Mėsa kaip kabaliuoja, pažiūrėkit dešiniai. Ant gatvės. Kiek čia visko daug. Net nespėjau sužiūrėti, ką čia pardavinėja. Bulvės, obuoliai, batai, skaros. Kaip čia mes apsilenksim. Oi, motociklas negeroj situacijai mes dabar abu esam. Va taip, važiuoju aš. Blogiau už vietinius. Nors gal neblogiau. Va čia sustosiu duonos pagriaužt. Pažiūrėkit duoną. Kokia didelė. Ir kremukas. Labai skanus ant duonėlės užsitept. Karšta dar duonėlė. Kremas irgi ant saulės pakaitęs. Neužsilenksiu gal. Nešasi ant galvos padėklą. Kažkas iš bendrakeleivių komentavo, sako, tai kaip su tai žiedais yra, ne? O tai ką, Afganistanas? Čia išvis košmaras. Nu, kur tu nori važiuoti? Aš irgi važiuoju. Labai jau visi nori važiuoti greitai. Teks visiems kartu šitame pragare būti. Nieks greitesnis nebus. Tai yra ramybės oazė. Važiuoti tokiam eisme.
Va mano pasiekėjas. Arba aš jau mokinys. Parodys man kelią, kaip važiuot. Sako, sek mane. Rodyk kelią. Ar tik mokinys ne perspjaus mokytojo? Na, jis tikrai pasiutęs. Niekaip nenori mane įsileist važiuot pirmin mokytojas. Na ir gerai. Jeigu toks nedraugiškas, imsiu savo priemonių. Nenunešiu aš šito vandens. Ui. Strigau. Atsiprašau. Nu, aš bepratis esu. Net vietiniai prisibijo. Dėkokit turkui, kuri šoną nubrėžė. Būčiau kaip žmogus važiavęs. Linkėjimai turkui. Dar nieks mane išmokėjo draudimo, tai piktis niekur nedingęs. Man atrodo, šitas protingą manevrą daro. Aš irgi darysiu. Arba čia mes strigom dabar. Bet nėra nieko, ko negalėtum ištaisyti. Toks jausmas, kad aš su ta Toyota lenktyniauju. Ne? Kaip bendrakeleiviai laikotės ten ant galinės, tai sėdynės. Ne, striksi, ką tu nejuokauk su tokiais manevrais. Mokytojas. Va čia tai pramogos. Oi, vėl dabar jis. Gerai, reikia pūst pro šitą šoną, galima? Tikrai atrodo, jis su manim lenktyniauja. Pažiūrėkit, iš galo važiuoja, nepaleidžia. Tai dar gali visko būt, reikia nepasiduot. Kaip dabar sunku sprendimus priimt, pajaučiu azartą. Galima per lenktynės blokuot. Nelegalus gal čia veiksmas. Gerai, reikia neduot pravažiuot. Gerai, čia įsibėgėjom. Labai gerai. Labai gerai, atsiplėšiam. Finišas! Turiu į kairę sukt. Čia? Čia. Viso gero. Toyota. Bet pasakysiu... Čia šviesoforas, kaip man elgtis. Taip ir elgtis, nes jis neveikia. Bet sostinė tokia... Kitokia. Man patinka jau toks... Daugiabučiai, gatvės tokias laisvesnės, neperkrautos. Pritarėt man? Pažiūrėkit. Tikrai sostinė graži. Pakeliui pamačiau vaistinę ir pasakysiu, kad tokiose šalise gal ir nieko susirgt, nes nusipirkau ledinukų, nusipirkau D vitamino bendrakeleiviai. Aš jūs saugosiu, kartais savęs neapsaugau, gerkit D vitaminą. Tai čia yra mėnesio dozė, kito mėnesio dozė, 2 pakuotės. Tada nusipirkau į nosį purškalo ir nusipirkau sirupo, kaip visada. Spėkit, kiek sumokėjau. 400 vietinių pinigų, tai čia 5 eurai. Ir aš pasakysiu, kaip aš pradedu sirgt Lietuvoje, tai aš ten, nežinau, išleidžiu begalės pinigų. Ten vaistai man kainuoja 30-40 eurų. Iranas, Afganistanas, iki 5 eurų ir gydykis kiek nori. Gali sirgt kasdien. Važiuoju čia šalia jau kelios minutės. Nakvynę. Labai tikiuosi, kad gausiu. Labai noriu nakvynės. Mėgojau būsige dabar 2 dienas. Kaip ir nieks netrukdė, mėgojau tokiose aikštelėse pasislėpęs. Tai reikia pradėti kelionę po Afganistano sostinę. Ir sėdėjau viešbutį, galvoju,
pradėsiu įžangą, dingo elektra, nieko čia nebėra. Klasika, Afganistanas, elektra, nieko interneto nėra. Praleidau čia kelias dienas, geresniai savijautai, kad tai jaučiuosi ženkliai geriau, daugiau energijos, eisim į miestą, susipažinti su vietiniais, kaip čia gyvenimas, kaip čia kultūros, kiek skiriasi nuo kitų miestų. Matot, kiek energijos turiu. Tai judam. Čia irgi viešbutis, pažiūrėkit, su kokiom metaliniam durim kiekvienam aukšte. Kai dar anksčiau situacija buvo Afganistane pavojinga, tai viešbučiai būdavo tokie su tiek tvorų, net tvorų, o durų, bet apsaugot turistus ir netgi nemažai viešbučių tiesiog langų neturėdavo. Pavyzdžiui, mano kambarys tai be lango. Žiūrėkit, čia irgi metalinės duris. Kokias? Pirmas išėjimas sostiniai, negaliu patikėti. Prabuvau 2 dienas lovoj, bet dabar tai pilnas energijos. Pažiūrėsim, ką čia galima nuveikti sostiniai. Tai Afganistane prasidėjo Ramadanas, žmonės nevalgo, tikriausiai pas mane maisto irgi mažai, nors ir kelionėse atrodo mažai valgau, bet daug įtakos kaip ir miesto gyvenimui neturi, bent jau sakė vietiniai. Vakare gal tik daugiau žmonių yra, susirenka ten miesto dalyse kaip turgai ir taip toliau. Čia viena tokia kaip ir turėtų būti iš prekybviečių gatvių, kur prekiauja irgi nemažai įvairiais dalykais. Labai juokingai vadinasi Chicken Street. Viščiukų gatvė. Tai gal čia viščiukais prekiauja. Berniukas dirba. Kiek kilimų, pažiūrėkit. Kilimų turgus, prekyvietė. Vien kilimai. Įsivaizduojate, jeigu jums reikėtų kilimą pirkti. Ateini, kiek čia parduotuvių? 50. Renkėsi kilimo, 50 parduotuvių geras. O dabar aš einu iki turgaus. Tokio vieno irgi įdomesnio. Pasižiūrėt, kaip ten gyvenimas. O, stovi ginkluotė. Aš ten kaip ir noriu eiti į kitą pusę, bet filmuoti nelabai galiu. Amerikiečių technika. Gerai, einu į kitą pusę, bandysiu turgų pasiekti pėsčiomis. Čia vat gatvės maistas, kaip keba. Atrodo kaip čia burekai. Vaikinukai kaip morkas skuta. Salam. Kabulo mieste sostinėje gyvena pagal statistiką kažkas apie 6 milijonus žmonių, įskaitant rajonus. Tai 2 Lietuvos. Kabulo sostinė 2 Lietuvos žmonių. 6 milijonai. Jūs pažiūrėkit, kaip namai įsidėstę. Visas kalnas. Tiesiog namų namelių. Vienas prie kito sustatyti. Kaip gerai, kad nereikia vairuoti. Pažiūrėkit, kokie kamščiai. Kosmosas. Man sunkiau manevruoti tarp žmonių negu eisme su busiku. Ir čia gatvės prekyba nesibaigianti. Čia dar reikia saugotis, kad tavęs nepervažiuotų su tais karučiais. Geru greičiu atvažiuoja tokia. Stabdžių jie neturi gerų. O, kiek žmonių. Kamščiai turgai. Su tais karučiais, žiūrėkit, važiuoja ir važiuoja. Salam. Jūs pažiūrėkit, tikrai kaip juokingai atrodo, čia sankryža. Karučių eismas turgai.
Kamščiai. Čia kilimų skyrių papuoliau. Kokie kilimai su gėlytėm. Kilimų susidomėjimas mažesnis, nes mažiau žmonių. Ten kitur tai atrodo prie maisto neįmanoma praeit. Šiai dienai kilimų vietiniams nelabai reikia, galima suprast. Čia papuoliau į paukščių turgų. Teko girdėti apie šią vietą. Nelabai buvau pasižymėjęs. Paukštį gali nusipirkti. Saliam. Va. Kiek šitas gaidys kainuoja? How much Afghani? How much? 500? 5 eurai, 6 eurai. This also 500? 500? Gal nusipirkt naują bendrakeleivį turėsim? Kupranugaris tada atsisakė kelionės kartu. Tai galima nusipirkt. Gaila matyti, aišku, paukšteliai, pažiūrėkit, kiek tarp narvų sugrūsti. Jau net nekalbu, kaip gyvenimas baigsis. Kaip ramiai sau stovi. Ištreniruotas. Reklaminis veidas, taip reikėtų suprast. Šitas. Čia vėl kamštis gavosi. How much? How much? How much? How much? 500? Panašu, kad visur kainuoja 500. Tai 6 eurai. Gaidys. Mes nepraeinam. Jau konfliktai, jau ginčas. Koks čia susidomėjimas paukščiais? Saliam. Ai, nieks čia nepravažiuoja. Man ant kojų irgi važiuoja. Aš čia kol lauksiu tikrai gaidį nusipirksiu, saliam. Šitas koks gražus, pažiūrėkit. Kalakutą irgi gali nusipirkti. Thank you. Kamštis, pažiūrėkit, kamštis tikrai gavosi. Saliam. Čia tikrai kamštis gavosi, žmonės nori su karučiais išvažiuoti, pažiūrėkit. Nesu matęs gyvenime karučių kamščio. Saliam. Čia dar vienas turgus toks, kaip ir gali apsiprekinti. Aš papuoliau į ginklų turgų. Ginklais prekiauja. Pažiūrėkit. Oh, wow. Salam. No. No? Oh, no. Okay. Okay. Wow. Vietiniai renkasi ginklus. Tai kaip yra su ginklų prekyba, tai tie ginklai silpni yra. Gal taip labai paprastai pasakysiu, nėra automatikos, tai automatika labai paprastai galiu įgarsinti, šaudo, pu, 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 bet ne, tu, ne taip. Tai vienas dalykas toks. Ir kitas dalykas, kad jeigu nori šaut iš didesnio atstumo, tai irgi nieko gero, turi šaut iš labai arti. Tai jeigu nori jau to gero rimto ginklo,
tai reikia leidimo, o čia, kaip ir apgint namus užtenka, bet silpnesnis tas ginklas. Tai vietiniai gali taip nusipirkti. Mačiau išidinėjo iš Turgaus vienas vietinis tokį medžioklinį nusipirkęs. Bet susidėmėjimas ginklais tikrai yra. Vietiniai matuojasi. Jeigu reikėtų šaut, kaip čia laikosi, kaip čia taikosi. Kainos irgi nėra didelės. Kažkas tarp 500 eurų, sakykime, eurais, 1000 eurų. Priklauso, ką perki. Jeigu ten tą tokį kaip automatą, ar galiu vadinti automatą, jeigu nešaudo, ar tiesiog kokią pompą, tai priklauso, ko tu nori, ko tu ieškai. O iš kur tie ginklai, tai irgi tiek nuo istorijos likę sovietų, tiek ir amerikiečių. Tai tokie seni, panaudoti, bet dar veikiantis. Tai žmonės ir perka, kur naudos, apgint namus, ar tiesiog neįsivaizduoja. Kodėlgi ne, jeigu gali nusipirkti paprastai gatvėje, kodėlgi ne. Saulė pradėjo šviest, oras geresnis. Judėjimas čia kaip visada. Tokia Turgaus didelė teritorija, ar kaip pavadinti, plotas nesibaigiantis. Vienintelį, ką pirčiu, tai čia ginklą, bet išsivežti negaliu. Kaip suvenyrą. Tikrai nenaudočiau kokiai konfliktiniai situacijai. Taigi aš nekonfliktinis, mane žinot, kad aš labai kultūringas žmogus. Jeigu koks įvykis, tikrai nieko nenaudoju apsiginti savęs. Tikrai neturėjau jokių kelionės metu konfliktų. Bet pažiūrėkit, va čia indai va tokie. Čia viskas kiniečių bus, man atrodo, suvežta tokie va paprasti. Kuo dar čia prekiauja? Higienos priemonės. Nežinau, kur man čia eiti dabar. Oi, kiek ten žmonių. Kosmosas. Kosmosas. Morkas vietiniai mėgsta. Ką iš tų morkų daro? Mačiau labai daug morkų šiandien, labai neįprasta. Savo kelionės metu, kiek keliavęs, nesu matęs taip morkos, kad ar sultis spaudžia, ar ką. Burokėliai vat irgi. Salia. Bananiukai. Ką pastebėjau, kad sostiniai aš visiškai nesu niekam įdomus. Labai keista nuo atvykimo, toliau važiuojant per Afganistaną, sumažėjo mano populiarumas. Ką ne tai padariau? Juokauju. Kaip ir sakiau, skiriasi žmonės ir, pavyzdžiui, Kabulo sostiniai yra labai irgi mišri, kaip pasakyti, žmonių etninių grupių. Yra ir persų, persiškai kalbančių, ir puštų kalba, kur lankėm Kandaharo miestą. Tai irgi toks maišytas žmonių kiekis. Bet aš labai pakankamai ramiai vaikštau. Nesakau, kad man to dėmesio reikia, aš tiesiog skirtumą pateikiu, kaip buvo pradžioje, kaip dabar. Afghani, how much? Afghani, Punjab. 50. 50, okay. Kiekvieną kartą man sako 50, bet būna mažiau. Sulčių įspaus vyrukas, vaikinukas. Kiek čia? 60 euro centų stiklinaitę. Tai Turgoj nei gaidžio nenusipirkau, nei ginklo nenusipirkau. Labai nesėkmingas apsiprekinimas. O dabar žygiuoju, kulniuoju iki visai kitos Afganistano pusės. Nežinau, kiek čia kilometrų gausis. Iki Afganistano vėliavos. Šio kelionį nemačiau nei vienos. Ten yra, man atrodo, balta. Kaip skaitosi, kaip Talibano vėliava. Ar Afganistano balta tokia.
Bet ta tokia, kur mums žinoma, nežinau. Tai bandysiu patekti, nes reikia leidimų. Reikia ten leidimo, tai pabandysiu sėkmę, gal leis be leidimo. Ir šiaip aš čia vaikštau mieste, be jokių gydų ir taip toliau. Manęs klausia, gydo neimsi? O, įdomu, drąsu. Įdomu pamatyti pardavinėjamas knygas angliškas. Nežinau kodėl, bet šita, man atrodo, labai gera knyga. Šita labai gera knyga, paskaitykit. Aš visada bendrakeleiviams duodu rekomendacijas. Nepasakysiu jums, kaip uždirbti milijoną, tai gal tokių knygų ir neskaitykit. Bet šita gera. Daugiau kitų nelabai žinau. Neskaitykit tokių knygų. Dabar man parašys komentaruose, oi, tai ką tu čia sakai, aš milijonierių tapau, perskaitęs šitą knygą. Pirmą kartą katiną pamačiau Afganistane. Mačiau mažai šunų, bet buvo, o katinas. Tu nykstanti rūšis Afganistane. Nežinau, per kokius čia rajonus einu, patikrinimo punktai stovi karinė technika. Bet mano tikslas yra vėliava didžiulė. Pažiūrėkit, aš tą vėliavą jau matau. Man net į vidų tada nereikės eit. Kokia didžiulė. Bet anksčiau čia buvo ta spalvota Afganistano vėliava. Dabar Talibano balta. Tai aš tada mačiau važiuojant labai daug jų. Vadinasi, šalies vėliava tokia. Čia kalnų greit užkilsim, sportas toks. Po sirguliavimų. Salam. Kaip vaikinukai gyvenat? Jeigu dėdį blogą pasidarys, padėsit? Jo? Šaunuoliai. 5 minutes, just... And... Okay, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 1 minute, let's go. Ne, leido manęs niekar. Čia galvojau, kad viskas taip lengvai užlipsiu į kalną. Nieko panašaus. Nėra labai prasmės ir imti tą leidimą dėl tos vėliavas, nes jinai ir taip matosi. Dabar mes jau pamatėm ją. Tai aš tiesiog nueisiu iš kitos pusės pagal tvorą ir viskas. Pagal tvorą tikrai man nieks nedraudžia eit. Reikia pasislėpti. Taip ir nueisiu. Ir viskas. Matosi vėliava. Tai kam čia reikia tiek stengti, saugot, leidimų prašyti, jeigu gali, va taip ateit ir pažiūrėti per tvorą į tą vėliavą. Tikiuosi, čia nėra nusikaltimas, kad be leidimo taip arti prieinu dabar už tvoros. Va. Tas pats vaizdas. Aš čia jaučiuosi kaip kalėjime. Žmonės ateina mane aplankyti per tvorą. Okay, which country you want to come? Your country. My country? Yes. Germany? Yes. You're German? Yeah. Oh, Germany is my favorite. Yeah. Favorite country, Germany? How much money are you willing to pay to come to Germany? Yeah, I have money, but just tell me how's the price. I will be pay money. I'm not sure. So that's why I'm asking, what's your budget to come to Europe? Budget money? Yeah, $1,000, $2,000, It's not problem. $3,000, 4,000, 5,000. 5,000. You can pay? Yeah, I will pay. Okay, 5,000. You can send me there. I will be give you 5,000. 5,000 if I send you to Germany? Yes. I'm bored here. I don't have some jobs here. I want to earn money. Oh, it's about money. Yeah. Yeah. So are you planning to come back ever to Afghanistan if you go to Germany or not? No, in 1 year or 2 years. Oh, in 1-2 years, you still want to come back to Afghanistan. Yeah. So you get money, Yeah. you come back, and what you gonna do? Build house? Go back there. Oh, so you have family probably? No, just alone me. Oh. Per tvorą vaikinukas pakalbino, tokį įdomų pokalbį turėjom. Ir mūsų diskusija davė iki to, kad nori į Europą. Pasakiau, kad iš Vokietijos, sako, svajonių šalis. Ir
įdomu pasidarė, kiek žmogus tikisi, ar yra kiek noro sumokėti už tą kelią į Europą. Tai smalsumas atėjo pas mane. Sakau, tai kiek gali sumokėti? Tai ten 3000, sakiau, dolerių, 4000, 5000, sako, galiu čia, pinigai vos nemažiausia problema. Tai įdomu, kiek iš tikrųjų yra ta tokia rinka, nes kad patek galima, faktas, yra žmonių, kurie padeda tais klausimais. Gal čia gera biznė idėja? Į Būsiką prisisudinu dabar iš Afganistano ir pervežu per sieną. Reikia kažkaip irgi kelionės biudžetą papildyti, ne? Tai kodėl Talibanas pakeitė vėliavą, kai perėmė valdžią, tai senoji vėliava vis tiek buvo asociacijos su buvusia valdžia kontroliuojama Amerikos ir dabartinė vėliava irgi yra arčiau ta naujoji islamo ideologijos susijusi su islamu. Žinot, ką pastebėjau, kad matosi, kad šalis buvus daug metų kare, tie gyvenamieji namai su tokiom aukščiausiam tvorom, spygliais, vartai, didžiausia, čia rūmai. Gal kokį specifinį rajoną papuoliau su turtuoliu. Vien didžiausias tvoros. Papuoliau į automobilių dalių vietas, viskas Toyotai skirta, Saliam. Viskas Toyotam skirta. Toyota. Žibintus vat kaip tamsina. Ar čia apsauga? Protection? Yeah, Protection? this is plastic for Protection, yeah. Viena ausim girdėjau, kad magės kaip ir nelegalus dalykas Afganistane, negali klausyti muzikos. Bet parduoda. Taisyklė įvesta Talibano, kad negali leisti muzikos. Veidrodį tvarko. Problem? No problem. Problem. Problem, خلاص problem. 1, 2, 3, 4, 5 žmonės tvarko veidrodį. Vaikinukai kaip treniruoklį atnaujina, pažiūrėkit. Agar Farsi بگو. English. انگلیس ما نه. English. ما هم انگلیس نه. تو فارسی نه ما انگلیس نه. بیا چای بخور. نه تنها کدوم نه. یک سرنگ. یک سرنگ. از یک سرنگ. ها؟ حاجی هم da 40 ساعت بتره دیگه. Kaip naujas bus treniruoklis. Papuoliau į taktinius drabužius skyrių. What's the price? Afghani, Afghani, yes. it is 2,200 Afghani. Ooh, I came from Iran. I know the prices. I know the price. Even I'm giving the price so you can get your part. This one is made from Vietnam, no from Iran. I know, no. In Iran, Vietnam, many. No, Vietnam. In Iran, banned from United States. Iran no produced. From They don't other produce, but countries. Vietnam, Iran. Yeah, I Irani saw. people come to Afghanistan and give this. They take from here. Yes. Okay. This is for you 2,000. Ooh. 200 discount. 2,000. No. 2,000 Afghani is too much. Yeah, very much. Yes. Very In much. Afghanistan, all thing very cheap price. Hello bro. Hello. How are you? Think I'm very good.
Are you okay? What are you looking for? Huh? Just some stuff. Is this a real gun? This is a real gun. Fake gun. You can't. Oh. I can. Yes. Oh. That's fake. What's the price? $2 and we done. No, too much. I'm gonna get problem. Taliban, see? Me too. I know. The Taliban knows that this is fake. Yeah? Yeah. Big problem, big problem. Yeah. In Afghanistan, it's a big problem. What's the price? This is different. This is 1,000 for you. 90. 500. I lose. I charge for you good price because you cameraman good price. Yeah, I know. I don't have much This money. for you. I don't have much money. Check your pocket, brother. Yeah. Check your pocket, other pocket. It's nothing. other pocket, It's this nothing. Pocket, this pocket, under the pocket. Under the pocket. Under the pocket, yeah. I like you. I like you. You know what you're doing. How many years you have business? You have skills. I so long time Long time. because the first I each guy so commanding NATO. Before here my shop I work for US people I sold. Ah, you worked before for US people. Hukumat is change. I come here. Ah, I for US people work before. good to see you alive, man. Thank you. Čia galima nusipirkti ginklams modifikacijų. O va, vaikinukas kaip apsirengęs. Salam. Aš šiandien kaip vietinis visą dieną badavau, nevalgiau. Dabar atėjau į tokią kaip ir greito maisto užeigą, užsisakiau sriubytės ir picas. Paragausim Afganistane, kaip gamina pizzą. Sriuba vištienos atrodo taip. Ir pica man kainavo 6 eurai. 6 eurai, man atrodo. Kaip seniai sriubytės turėjau tokios europietiškos stilius, gal pasakysiu. Čia su vištiena. Skani. Ir jeigu pastebėjau, tai sėdžiu ant kėdžių. Tai tikrai čia toks europietiško, gal jų stiliaus restoranas ar vieta maisto, gal reikėtų sakyti maisto vieta. Čia yra maža pica. Aš užsisakinėjau, kai tik buvau atvykęs į Afganistaną, tai ten buvo tokia labai nedidelė. Aš galvojau, kad ji bus va tokio tipo, bet čia pakankamai nemaža. Žinot, namuose būna toks kaip ir dalykas, kad kai paspaudė, tai šviesu pasidaro, jeigu kalbam apie vakarą ar nakties metu. Kai grįžtat iš namų, paspaudžiat mygtuką ir užsidega. Kaip vadinasi tas daiktas, kuris atlieka tą funkciją, gal taip reikėtų sakyti. Gerai, nesvarbu pasakysiu. Lempa. Lempa čia ta pica. Įdėjo alyvuogės ir dešrelių. Nors, sakiau, pica su vištiena. Tos vištienos yra, bet tas dešrelės alyvuogės. Lempa. Aš taip skubu išvažiuot ir užstatė man triperį. Išėjo ieškot, kas priparkavo. Reikia busiką pašildyti. Nesakyk, kad baterijos lemputė dega akumuliatoriaus. Sveiki generatoriaus problema. Važiuoju į kitą vietą, tarp kitko. Susiradau, kur galima busikę miegot. Kaina tokia irgi ten 5-6 eurai, bet gali miegot, ta prasme, savo busikę. Tai kažkiek irgi sutaupysiu. Taupimo režimas Afganistane prasidėjo. Aš dievinu šį eismą. Pasakiau, kad Afganistane geriausias eismas. Labiausiai man patinka, tai mane išvadino bepročiu. Sako, mums įdomu, kaip tu važiuoji, jeigu tau patinka šis eismas. Ką dėl vairavimo Afganistane galiu papasakoti, tai kiek pastebėjot, taisyklių čia nėra, visiškai, sakė vietiniai, nėra absoliučiai jokių taisyklių. Ta prasme, važiuoji kaip nori, vienas dalykas. Antras dalykas, nesu dabar įsitikinęs, bet vairuotojo pažymėjimus man kaip sakė, kad čia nieks jų neturi, nori sėdi, važiuoji, užsimanai va ryte, noriu vairuoti. Na ir viskas sėdi. Nėra jokių regitro. Ir taip ir gaunasi. Bet
Palyginus dar neblogai važiuoja. Vakar jau buvau pavargęs, nebenufilmavau, tai atvažiavau į vietą, kur priparkuotas busikas ir busikė gali miegot. Tai man atrodo, kaip ir minėjau, kainuoja 5-6 eurai, o jeigu nori miegot viduje namo, kainuoja virš 16 eurų, man atrodo. Pažiūrėkit, kaip kariniai bazė atrodo, vartai, apsauga su ginklais. Pengi. Ir čia irgi išeinu į kitą karinę bazę, va ten stovi technika karinė. Čia nežinau kas per rajonus, bet labai saugo. Tikrina automobilius. Darom tyrimą Afganistane kaip Ramadanas, nes su maistu čia labai griežtai sakė. Pamato, kad gatvėje valgo, tai pa. Ir viskas, paskutinis tavo valgis. Jokauja, aišku. The restaurant is open to eat? No, the Ramadan. Yes. Even I'm a foreigner? No. No. Okay. From which time I can come? You can come 5 minutes or 10 minutes before iftar. Before? Before iftar, before Maghrib prayer. So it's around 5, 6? It's around 15 to 6. Okay. Thank you so much. See you. I know now it's Ramadan, Yeah. but you know, at some countries, there are like exceptions for foreigners. Yeah. But in Afghanistan, this is like a very strict rule, right? Even I'm a foreigner, I have to follow the rule. Yeah. I heard this about, yeah. Yeah, so in Afghanistan it's different, yeah. Different, exactly. It's not like Dubai or something like that. Yeah. Because I've been to some countries where it was Ramadan. Yeah. So if I'm tourist, Everywhere was, if I'm tourist, they are okay, you know. They're okay. They give me food. Yeah, This But in time, here, no. yeah. Okay, this is very interesting. Dangerous people. No, Afghanistan people not dangerous. Maistas net užsieniečiams negalimas. Aš esu buvęs šalyse, kur Ramadanas vyko. Maistą man kaip užsieniečiai viskas gerai. Turiu idėją, jeigu nori labai valgyti, nusipirki gėlių ir graužių lapus. Bus kaip salotos. Bus kaip salotos. Daržovių, manau, galima nusipirkti. Jeigu nevalgysi pakeliui namo. Duonos gali nusipirkti. Valgyti namuose gali. Tai gali tą duoną namuose ir griaužti. Bet pavalgyti va taip, ant vietos gatvėje, ne. Tai ką noriu pasakyti, kad nereikia čia ieškoti, kaip detektyvui, kaip čia iš tikrųjų yra. Verda, pažiūrėkit. Tai čia nusikaltimą daro vietinis. Nelegalią sriubą pardavinėja. Bet gal verda vakarieniai. So Ramadan, no tea, no water, nothing, no bread. Up to evening. Yeah, can you tell me, okay, I see people selling bread on the street. You can buy it, but you cannot eat. Yeah. You can buy it for night. And I see some restaurants making food, Yeah. but you cannot go eat. Yeah. They're making for evening. Yes. Okay. Yeah, they're making for evening also for some people that they are sick. For sick people, they can eat no. Oh, if it's exception if they're sick and in must to eat. Yeah, also for children. It's allowed for children. For children to eat. Okay. Also for some people that are sick, Okay. they are allowed to eat. Nešuosi maisto krepšį. Gal nesupakuos, kad taip atvirai. Nusipirkau užpilamų makaronų, duonos, gėrimai ir sūrio tepamo, to sūrio sulčių pakeliuose. Tai grįžtu į savo karinę bazę, ten galėsiu slaptai busikę pavalgyti. Kad man patekti savo vietą, man reikia praeiti patikros punktą. Kokios durys. Čia legalu dabar iššaut gėrimą. Ar man čia reikia netgi busikė slėptis? Valgiau pusryčius, tai čia gal kaip ir jau skaitosi viešbutis. Galima laužyti taisyklės užsieniečiams. Kas čia?
pistacijos, migdolai, bet skonis kaip kvepiančio tualetinio popieriaus. Žinot, kur būna, vat, įdeda kvapo, kaip čia vadinasi, ta gėlytė. Geriu tualetinio popierį. Kaip ir apetito neturiu, dabar gal nevalgysiu vėliau, bet aš jau noriu su jumis atsisveikinti bent jau iš sostinės su užpilamais makaronais. Čia kremas medaus skonio ant duonos. Duona daug tokį, čia kaip bulka bandelės. Dar šiek tiek deserčiukų tokių visokiausių. Kol būsite, dar miegosiu šiandien čia. Ir noriu atsisveikinti, nes viskas. Važiuoju link Uzbekistano.